Tai pradėsiu aš taip tikriausiai netradiciškai šitą visą pokalbį mūsų, bet labai gerai prisimenu, kaip prieš kokius 5 metus pradėjau tave sekti Facebook'e, tarp kitko, ne Instagram'e, o Facebook'e. Ir man tai būdavo įdomu stebėti tavo darbus, jie visi tokie skirtingi, spalvoti, dailių pilna. Ir aš visada galvodavau, kaip norėčiau pažinti Mariją kaip žmogų, kas slepiasi už tų gražių darbų. Nors šiandien sėdėm prie savo projekto. Kaip netikėtai. Tai prisimenu, aš tau sakiau, kad pasakysiu podcast'o pradžioje apie tai. Ir iš tikrųjų, tai pristatant tave, tai esi Marija, kitaip žinoma kaip Nailbook studijos bei elektroninės parduotuvės įkūrėja. Kaip dar galime tave įvardinti, psichologinių tekstų rašytoja. Sakau, kad Marija tikrai po 10 metų išleis savo kokią nors psichologinę knygą. Tai Marija, papasakok, kaipgi tu atsidūrei grožio srityje ir kas buvai prieš tai? Kas buvau prieš tai? Prieš tai mes su kolegė turėjom savo verslą. Tai gaminom rankinės. Buvo toksai etapas, kai buvo tik tai Lietuvoje pradėję kurtis visi būtikai ir tokios kaip Tašė, Gėda Pelėda ir panašios. Ir mes buvom, nemėgstu žodžio, konkurentai. Buvom kolegos tikriausiai irgi. Ir buvo tokia banga kažko tai tokio lietuviškos rinkos užpildymas įvairiais produktais. Ir mes pasirinkom rankinių gamybą. Tai dviese su kolegė, iš tikrųjų mes tą verslą ir vystėm iki tol, kol atradom savo siuvėjas, gaminom viską nuo iki. Aišku, truputėlį jaudulys ima kalbant, prisiminus tuos laikus. Bet praėjom viską, iš tikrųjų, praėjom nuo gamybos, praėjom nuo finansų, nuo komunikacijos, nuo darbuotojų paieškos, nuo medžiagų paieškos, nuo savo unikalumo paieškos, nuo logotipo, nuo brandbuko, žodžiu, nuo visko. Tai taip mes iš tikrųjų dabar bijau sumeluoti, galbūt 5 ar 6 metus turėjom tą verslą. Aišku, priėjom ir iki tokių momentų, iki bankroto, iki įsiskyrimo, suvokimo, kad skirtingai žiūrim į tam tikrus dalykus. Ir viskas taip ir pasibaigė. Ir buvo šiek tiek tarpas, gerai pagalvojimo, ko aš noriu toliau. Ir niekada gyvenime negalvojau, kad aš noriu kažką daryti su grožio sritim. Niekada nesilakavau nei pati nagų. Realiai buvau visiškai naturalistė. Tai kaip daėjai iki to? Kas buvo pradžia? Juokingai skambės, bet susapnavau. Susapnavau, kad aš norėčiau eiti į manikiūro mokymus. Ir iš tikrųjų, kai dabar pagalvoju, tai aš pati logiškai negaliu paaiškinti, bet aš daug ko gyvenime logiškai negaliu paaiškinti. Mes gal tą dar praeisim. Bet iš kitos pusės aš labai aiškiai žinojau, kokios yra mano stipriosios savybės. Aš žinojau, kad aš esu kruopštus žmogus. Aš labai žinojau po to verslo, kad noriu pasiekti galutinį produktą savo rankom, be kitų žmonių pagalbos. Aišku, klientas įeina į tą procesą, bet tai gal čia buvo tokie esminiai dalykai, kruopštumas ir kad rezultatą pamatyčiau greitai, kad tai nereikėtų laukti kažkokio ilgo proceso. Ir man tiesiog atėjo tokia mintis, kad aš noriu daryti kažką su nagais ir aš atsimenu, pasakiau savo vyrui ir jisai sako, tu nori daryti manikiūrą, tu gyvenime niekada nedarai to. Ir aš, kaip dabar atsimenu, aš jam padariau, aš visą laiką taip darau. Aš parašiau jam mini verslo planiuką. Man reikėjo įtikinti žmogų ir pačiai savo įsitikinti, ar ta idėja yra gera. Tai kaip aš dabar atsimenu, iš tikrųjų, aš pradėjau visiškai nuo basicinių dalykų. Nuo pavadinimo, nuo logotipo. Pavadinimo tai Nailbook? Jo. Kaip gimė jisai, pavyzdžiui? Pirmiausia, tai aš žinojau, kad aš noriu kažko išskirtinio. Man visą laiką taip atrodė, kad tu turi sukurti įspūdį, įsimintiną. Taip. Ir nenoriu sukritikuoti ar imti kažko kaip pavyzdžio, bet nenorėjau būti, tarkim, Marija nagai Šilainiuose. Arba nenorėjau būti nagų fėja. Taip. Fėjų buvo daug. Taip. Ir aš kažkaip pagalvojau, kad aš norėčiau kažko tai pagal savo charakterį, struktūruoto, įsimenamo.
Ir kaip dabar atsimenu, aš tiesiog rašiausi viską, kas yra susijęs su nagais, kas man atrodo, kad galėtų apibūdinti nagus. Ir tiesiog rašiausi. Ir po to daviau savo artimiausiam draugams ir šeimos nariams, kad išrinktų labiausiai jiems įsimintinus žodžių derinius. Kai jau išsirinkau tos visus derinius, tada aš tikrinuosi registro centre, ar neegzistuoja tokia įmonė. Aišku, Nailbooko derinys žodžių nėra kažkoks labai jau super originalus, bet Lietuvoje jo nebuvo. Bet jis ir atitinka tave. Nagai ir knygos. Rašymas. Tada negalvojau. Net ir logotipą, kai kūrėm, dabar žmonės žiūrėdami tą logotipą mato M raidelę, trejetuką, nežinau, ką jisai galėtų reikšti, tarkim, bet mato ir knygas. Ir aš, pavyzdžiui, su logotipu ir vėl įdomus dalykas. Kai man dizaineris sukūrė logotipą, ir man sako, tau patinka, aš mačiau tik tai bendrą vaizdą, aš nemačiau nei M raidelės, nei nagų, man tiesiog bendras tas vaizdas. Tai labai įdomu, kai tik tai klientai ateidavo, pamatydavo tą logotipą, nes pirmoji studijoje būdavo iš tokio putplašio ant sienos tas logotipas ir spėliodavo, kas matosi jame. Tai man buvo labai įdomu, nes aš tame logotipe nemačiau nieko, tik tai gražų vaizdą. O tu iš karto nuėjai dirbti į savo studiją ar į kažkokį savo studiją? Aš individualistė ir dabar suprantu, kad tai projektas mums su tavim irgi tam tikrą prasme yra iššūkis, nes reikia derintis, reikia siekti bendrų tikslų, tu negali eiti, tu negali viena kryptim. Savęs pažinimas kitame amplua. Jo. Bet šiaip tai aš esu visiškai individualistas, aš žinojau, kad aš noriu ir čia yra ir pliusas, ir minusas, kad aš žinojau, ko aš noriu. Bet aš dažniausiai, tarkim, jeigu aš nežinau, ko aš noriu, tai aš tiksliai žinau, ko nenoriu. Tai čia irgi yra ir pliusas, ir minusas. Geras bruožas. Jo. Ir nežinau, kodėl, dabar, kai atsuku laiką atgal, galvoju, gal drąsu buvo. Iš kitos pusės praleidau tam tikras patirtis, nes galėjau eiti, išsibandyti kitas vietas, pabūti su kolegom, gal greičiau mokytis. Bet man kartais atrodo, kad aš gyvenime pasirinku sudėtingesnį variantą. Įkrentu ir tada kapanojasi. Ir man net nebuvo tokios minties, kad aš noriu dirbti. Bet čia yra kitas niuansas. Jeigu aš būčiau ėjus pas kažką, būtų kažkieno taisyklės. Man nepatinka kitų žmonių taisyklės. Aš noriu savo taisyklių. Tai aš gal pasirinkau sudėtingesnį variantą, bet man atrodo, kad jis visai pasiteisino. Tai gerai, palėtėm jau studijos reikalus. Tai kaip pribrendai iki šitos studijos, kur dabar sėdim filmuojamės? Tai pirmoji studija buvo Senamiestyje. Tuo metu irgi man atrodo, kad labai geras variantas, nes tai buvo, aš buvau pirmoji tose patalpose, jos buvo dar tik tai remontuojamos. Man ten viskas patiko, bet ilgainiui aš tiesiog jaučiau, kad aš tą vietą išaugo. Man nebepatinka kaimynai, kurie dirba, man nepatinka žmonės, kokiamis veiklomis šalia manęs užsiema. Ir, žodžiu, su viso pagarba paskutinis taškas buvo, kai įsikūrė vaikų dainavimo studija. Ir aš supratau, kad aš jau dirbu šalia vaikų darželio. Ir man tai atrodė su ta idėja ir su tuo konceptu, su kuriuo aš atėjau, tai jau visiškai prasilenkė. Ir natūraliai išaugau. Aš norėjau, visą laiką noriu kažko geriau, daugiau, gražiau. Tai buvo tokia mintis, jinai jau vystėsi, kad aš noriu didesnės studijos. Ilgai ieškojai iš tos studijos? Nebuvo gal taip labai ilgai, nes aš labai su savimi mėgstu darėtis kainų klausimą. Aš įsistatau savo, čia jau yra mano lubos. Jo. Ir aš ateinu, pamatau kažką ir sakau, bet čia mano lubos padidėjo, žinai, aš tau galiu leisti daugiau. Tai ir su pirma studija buvo lygiai tas pats, nes aš tikrai ieškojau už mažesnę kainą. Tai pradžia. Bet aš pamačiau vaizdą ir sakau, žodžiu, esmė yra tame, peršokant, aš įkrentu, dažniausiai gyvenime aš įkrentu. Ir tada jau žiūriu, ką iš tos situacijos galiu padaryti. Tai ir pamačiau šitą studiją, man čia žiauriai viskas patiko. Iškart iki įėjus supratai, kad čia nori būti? Nors šitoj studijoje buvo visas baltas, visas bendras plotas ir buvo viena siena tokio rožinio kauliuko. Tu atsimeni, kas čia buvo, ne? Taip, gėlių parduotuvė. Esu buvusi. Tai čia iš principo pakeitėm viską, nuo grindų iki, viską, čia viską, ką įmanoma buvo, tualetą pakeitėm, viską pakeitėm. O dabar iš toj studijai daug žalios spalvos. Ką jinai asocijuojas? Kodėl būtent žalia? Ramybė gal. Ramybė?
Man patinka žalia spalva, nors aš nežinau, irgi negaliu logiškai paaiškinti kai kurių dalykų, bet mane gyvenime labai dažnai lydi žemės spalvos. Žemiškos. Nors aš pati savęs neskaitau ramia asmenybė, tai gal tiesiog čia taip organiškai būna, kad aš iš išorės bandau susisemti tas žemės spalvas, kad mane nuramintų. Gaiva sielai. Jo. Tai gerai, grįžkim prie rašymo temos apie tavo tekstus. Kaip gimė mintis rašyti tokius gilius psichologinius tekstus, kurie paliečia kitus žmonės? Gal prisimeni, koks pirmasis buvo, pavyzdžiui? Dabar galvoju, kuris čia buvo tas pirmasis, kur jau tos mano čakros atsivėrė. Aš galvoju, neatsimenu tikslaus, bet tik atsimenu tą jausmą, kad su Instagramu yra toks dalykas, labai daug taisyklių, ne? Ką mes turim daryti. Ir mane visą laiką kankina tas klausimas, o kas aš esu? Ot kodėl, o kas aš esu tarp tų, tarkim, daugumos meistrų? Ir aš galvoju, jeigu aš pati jaučiu, kad noriu pasakyti kažkokius nestandartinius dalykus, aišku, pačioj pradžioj bijai, nes galvoji, nu tai gal, žinai, gausi komentarą apie ką čia, ne į temą, juk tu nagų meistrė. Mes dažniausiai įpratę, kad, aš, pavyzdžiui, dabar dažnai gaunu klausimą, o kodėl pas jūs nėra, tarkim, kodėl taip retai būna nagų darbų nuotraukos. Ir aš suprantu, kad aš organiškai jau nebesu apie tai. Aš turiu savo, realiai, kaip pagalvojus, 99% nuolatinių klienčių. Dailių jau seniai pas mane nebėra. Fotografuoti bazes, gelius ir vienspalvius lakavimus man asmeniškai nebėra įdomu. Niekada neturėjau tikslo būti dėstytoja. Vadinasi, natūraliai tai irgi neveda nagų fotografavimas ir kelimas į tai. Ir aš tada pagalvojau, kad aš galiu daryti tai, ką aš noriu daryti savo Instagram'e. Ir man išsakymas tų jausmų yra ir saviraiška, ir aš matau, kad yra žmonių, kuriuos tie tekstai paliečia. Tai čia tuo pačiu ir terapija, ir būdas kalbėti su kitais. Taip. Aš ir save terapinu ir kažkam tikrai kažkokią vertę nešu. Gal nedaug, bet aš gaunu karts nuo karto padėkų. Kad kažką pamotyvuoju, kažką įkvėpiu, kad kažkam tie tekstai taip, paliečia. Jie tikrai gilus, tikrai. Jei įsigilinus ir taip perskaičius keletą šilės, tai tikrai kaip psichologinė terapija. Bet aišku, įkelti tos tekstus irgi yra toks truputėlį apsinuoginimas. Visą laiką tu gali sakyti, kad tau nesvarbu kitų žmonių nuomonė, bet tu įkeli ir visą laiką galvoji. O yra kas kritikuoja, pavyzdžiui, parašo kažką, ne? Aš iš viso esu per savo beveik 7 metus negavus jokios kritikos. Vienintelį, bet aš jau tenais nurašau, aš skaitau, kad tam žmogui galvoju nenuotaika, nes ten buvo visiškai nelogiška. Bet šiaip aš nežinau, tarkim, kai ir meistrai kalba, kad kažkas kažką kritikuoja, kad, tarkim, jaučia kažkokią konkurenciją arba jaučia įtampą, žino, kad kažkur kažkas kažką kalba, aš niekada su tuo nesusidūriau. Nenoriu atrodyti kažkokią pasikėlusi, bet man atrodo, kad tai, kad tu transliuoji, tu tą atgal. Turi šaukti atgal pas save. Aš niekada ir neturėjau klienčių kažkokių nesupratingų, grubių, niekada neturėjau kažkokių situacijų, kai mane priverstų kažkaip tai super nemaloniai pasijausti, kažkokį įžeidžiantį komentarą. Prieskonių neparagavus. Ir aš vis galvodavau, kame yra esmė, kodėl pas mane, tarkim, aš tikrai galiu drąsiai pasakyti, pas mane tikrai labai intelektualios, protingos, tikrai labai įsilavinusios klientės ir nesvarbu, kad ta klientė atėjo 19 metų arba, tarkim, ten 55. Jos visos turi kažkokį bendrą braižą, bendrą kažkokį kultūros jausmą. Ir aš tada galvoju, kad gal ką tu skleidi, taip, tą tu pritrauki. O dabar grįžtant prie tekstų, tai pavyzdžiui, kada pasirašai, ar kažkokios mūzos laukia, ar tiesiog atsisėdi, parašai ir įkeli. Kiek maždaug laiko trunki, pavyzdžiui, tokie dalykai labai įdomu sužinoti. Niekada, tas, kas liečia mano asmeninį Nailbooko kaip meistrės profilį, niekada nedarau jokių pasiruošimų. Aš galiu grįžti po darbo, tarkim, gali būti, nežinau, sėdžiu ten 11 vakare ir aš galiu visiškai sumesti tą tekstą per 5 minutės. Man redagavimas užima daugiau
Ir čia kaip taisyklė geriau nekelti vakare tekstų, nes ryte supranti, kiek klaidų pridarai. Tai tas man yra gėda. Man labai nepatinka, tarkim, pačiai daryti klaidų. Ir čia gal aš nušoku truputį į kitą temą. Man labai nepatinka gauti žinučių, kuriuose, tarkim... Pataisytų tave, ne? Ne tai, kad mane pataisytų, man nepatinka, kai žmonės neįdeda pastangų parašyti gražią žinutę. Nu, tarkim, net ir elementariai tu gauni, tarkim, nuo potencialaus naujo kliento. Sveiki, kokią kainą? Arba nėra sveiki. Arba ten Kur nebūtinai... dirbi? Taip, ir ten, pavyzdžiui, nėra nei lietuviškų raidžių, nei kablelio, nei nieko. Aš visą laiką, kai rašau, stengiuosi, jeigu pirmą kartą, tarkim, aš su to žmogum nesu pažįstama, nu taip, tarkim, ten, jeigu jau su klientu pereini tam tikrą lygį, kur gali truputį ir pajuokauti ir visą kitą, tai tu be abejo jau užmiršti ir tas lietuviškas raidės ir ten kartais aš tiek klaidų prirašau. Šiaip labai yra juokingas dalykas, bet nuo darbo man šitas nykštys yra visiškai atbukęs. Ir tikrai... Sakai, čia veikia tavo rašymai? Taip, tikrai. Nu, aš bent jau tai pasiteisinu. Bet jeigu tu pirmam kontakte, tu visą laiką, aš taip skaitau, kad tu visą laiką turi palaikyti aukštą lygį. Visą laiką gražiai atrašyti, visą laiką tvarkingai pasitikrinti, kažkokiam jaukumai ir šilumai suteikti, tikrai uždėti, nežinau, gėlytę, lapelį, nu kažką tokio. Dabar kaip tik nušoksim nuo temos, bet vakare, naktį ieškojau mūsų pirmos žinutės. Tai irgi tokia simbolika, kada tu pirmas esi mūsų pirkėjas išleidęs virš 100 eurų krepšelį. Gavai apsiverta. Tai ir pirmas klientas, kur vyras atėjo atsimti prekes. Tai aš tik tavo vyrą metus laiko pažinau. Anksčiau už mane. Taip. Tai iš tikrųjų ta žinutė irgi tokia estetiška, visur iš jūs didžioji raidė žodžiuose, šypsenėlės, gėlytės, visokios. Nu, man labai svarbu. Aš apskritai kažkaip einu į žmogų, visą laiką stengiuosi iš savo pusės eiti taip, kad sukurti bendrą abipusę šiltą atmosferą. Nu, tas yra svarbu, manau. Tiek bendravime, tiek su klientais, tiek šiaip. Tai nušoko ta mintis apie tos tekstus, tai tekstam aš niekada nesiruošiu, visą laiką stengiuosi, kad tai ateitų iš širdies. Jeigu aš tik tai truputį jaučiu, kad tą tekstą pritempinėju prie kažko, aš ir matau, kad iš auditorijos susidomėjimas yra ženkliai mažesnis. Tai aš tikiu, kad jeigu tu iš širdies kažką paleidi, tai kažkam labiau surezonuoja. Bet dabar aš kuriu kitą profilį, Nail Bookshop'o. Taip. Tai ten jau, sakyčiau, viskas eina truputį kitaip. Ten, kad išvystytum viską, taip. Bet ten jau reikia ir, aš turiu komunikacijos planą, kurį turiu laikytis. Sunku. Man asmeniškai sunku. Nes tekstus... viskas rėmuose gaunasi. Bet iš kitos pusės nauda yra tai, kad tie tekstai yra labiau techniniai. Tai jau tuos techninius tu gali kažkaip pasiruošti. Bet savo, nematau prasmės ruoštis ir savo profilėje nematau prasmės, žinai, kad dabar aš turiu išgimdyti kažkokius jausmus trečiadienį, penktadienį ir sekmadienį, žinai. Ne, 8 valandą. Aš galiu 2 savaitės nieko nerašyti, jeigu aš neturiu ką parašyti. Ir šiaip aš kartais galvoju, kad aš per daug komunikuoju, nors kažkas gal sakytų, kad per mažai, bet man atrodo, kad aš ir taip tą eterį užkemšu kartais per daug. Man kartais atrodo, kad ta informacija niekam yra nevertinga, žinai. Kodėl? Manau, kad tikrai kažkam palieka tiek tekstai. Gerai, tai dabar jau priėjom prie elektroninės parduotuvės projekto tavo naujo, tai kaip prie to priėjai? Kas privedė, kodėl būtent elektroninė parduotuvė, kodėl būtent kūno spa? Ir vėl tas toks labai įdomus dalykas, kaip ir atėjimas į manikiūro sritį. Visiškai buvo, sakyčiau, random. Taip. Tai e-shopas vėl. Aš galėčiau irgi nusiųsti linkėjimus Raimondai iš Nagų džiunglės. Aš pas ją užsirašiau individualius mokymus. Ir turėjo būti jau procedūros pabaiga į rankų spa ir aš pamačiau kremą ir jinai man sako, Marija sako, šitas kremas labai geras, sako, pabandyk kombo. Ir ten buvo Stradermo juodas kremas su Polinos skrabu. Ir dar ten kažkokių priemonių elementas, toksai bendras miksas. Ir sako, čia, žinok, labai geras kremas. Ir, kremas tai kremas. Ir aš grįžau namo. Ir aš galvoju, kaip tik buvo, man atrodo, ne namo, grįžau į darbą ir kaip tik, man atrodo, buvo gruodžio pradžia ir aš pagalvojau, kad būtų visai gera proga klientėm, gal, tarkim, jom arba dovanom. Taip. Ir aš, žodžiu, pasibandžiau tos pirmus kremus ir aš pajutau, kaip klientės domina visas šitas dalykas.
ir kaip joms reikia, ir kaip joms reikia edukacijos, ir kaip joms pradėjo patikti tas visas spa. Ir aš supratau, kiek jos daug nežino ir kiek daug klausimų kyla. Ir man tokia bingo, žinai, nes aš iš pradžių galvojau kažkada, kad aš norėčiau elektroninės parduotuvės kažkokį brandą, nagų brandą atsivežti. Nagų lakų, taip. O tu atsimeni tą variantą, kur buvo, kai aš sakiau, kad kažkada aš norėjau gamą atsivežti ir kad tu pavojai atsivežti. Taip. Tai va, buvo tikrai tokia. simboliška čia. Ir man kažkaip po to ta mintis persijungė, kad aš noriu orientuotis į klientą. Ir tada viskas taip užsisuko. Ir su kiekviena diena aš pradėjau galvoti, iš pradžių tai buvo tik tai produktus prekiauti, po to aš galvojau, kad aš noriu edukacijos, tada aš galvojau, aš noriu didesnės edukacijos, tada aš noriu didesnio projekto ir aš tada, tiesiog jaučiu, kad aš kiekvieną rytą atsibundu ir vis naujų idėjų. Naujais tikslais. O kaip, pavyzdžiui, atsirenki produktus, kuriuos nori? Ar testuoji visus iš eilės ir tada atsirinkinėjai, ką norėsi prekiauti savo elektroniniai parduotuviai? Čia bus gal labai toks įdomus dalykas, Taip. Bet labai stipriai nuojautą pirmiausia pasikliaunu. Tarkim, yra tam tikras, sakykime, metodas, kaip aš renkuosi prekinius ženklus, bet man yra svarbu, man labai svarbu, kaip prekinis ženklas atrodo, pakuotė, kaip jo yra vizualika, nueini, tarkim, į patį jo e-shopą, kaip jis komunikuoja, kokia jo filosofija, ką jis apie save papasakoja, kaip atrodo jo produktai, kaip tie produktai aprašyti. Be abejo, tai sudėtis tai jau čia yra kas be ko, vis tiek produktas yra svarbiausia, kas yra turinys, nes jeigu tu transliuoji kažkokią žinią, kad tas produktas, tas ranas ten kažkokią sprendžia tavo problemą, tai faktas, kad turinys yra svarbiau už tą vizualinį vaizdą. Aš atsimenu, kažkada vienos moters komentaras buvo, ėjau į vienus tokius mokymus, ir jinai sako, žinai, bet sako, tas prekių vizualinis vaizdas, tai čia yra tuštybė. Ta prasme, kad neverta kreipti dėmesio ir galvoju, tada viskas yra tuštybė. Foteliai, ant kurių mes sėdim tuštybė, namai, kuriuose mes gyvename, mes norim, kad jie gražiai atrodytų tuštybė, mes renkamės drabužius, kurie mus atspindi, tai tada irgi tuštybė. Ir aš taip užsikabinau už to žodžio, kažkas sutrigerino, žinai, aš po to galvoju, kas mane sutrigerino. Gal toksai buvo, žinai, toksai paklibinimas, o ar tikrai čia teisinga nueini linkme, nes tas žmogus, kuris komentavo, jis buvo medikas, tai faktas, kad jisai visiškai kitaip mato šitus dalykus. Jo, ir čia įsiskyrė mūsų nuomonės ir aš vis tiek tam visam jau karščiai, aš vis tiek supratau, kad man apskritai labai svarbu estetika, aš nebūčiau šitos studijos kūrus. Taip, čia tikrai vau. Tai, žinai, čia gali vienam būti vau, kitam ne. Baigiam. Bet, man tikrai labai svarbu. Man svarbu, aš daug laiko praleidžiu darbe, aš norėjau, kad man būtų čia jauku. Aš kartais galvoju, kad šiek tiek apvagiu vyrą, nes darbe aš įdedu daugiau pastangų negu namuose. Bet čia didžiąją savo dienos dalį. Šią akimirką taip yra. Tu pati žinai, kaip yra, kiek įdedi darbo ir... Gyveni. Jo. Tai va, tai tas atsirinkimas produktų, pirmasis tas klikas, kokią žinutę siunčia pats prekinio ženklo gamintojas, kaip jisai viską pateikia vizualiai. Ir taip, tos visos sudėtys ir aišku, kas labai svarbu, tai pirmiausia, tai buvo tikrai, kad nebūtų produktai iš šalių, iš kurių mes nenorėtume, kad dabar būtų, į Lietuvą ateitų. Tai čia buvo pirmas, sakyčiau, gal esminis dalykas. Nes ta filosofija ir vertybės irgi yra svarbu. O kaip daugiau, tai, aš net nežinau, kaip apibūdinti. Aš turiu, pavyzdžiui, sąrašą dabar produktų, prekinių ženklų, kuriuo aš noriu, bet šią dieną aš negaliu jų paimti. Turiu finansus paskirti praktiškai, startui, tam visam sustatymui. Bet aš turiu tikrai labai didelį sąrašą, bet kaip aš jį ieškau, tai gal aš nenoriu labai atskleisti. Nenoriu pasakoti. Tai, pavyzdžiui, gauni produktą, tai protestuoji pati ir tada su klientam tikriausiai testuojas. Jau aš jį perku žinodama, kad gera sudėtis. Tai man tiesiog, kai jisai ateina, man tiesiog įdomu tas pirmas jausmas, žinai. Ar man patinka, kaip jis atrodo, ar man patinka, ar jis patogus naudoti. Taip.
ar man patinka kvapas, ar man patinka tekstūra, bet šiaip tai didžiausią dalį tai atlieka mano klientės. Aš šiaip labai džiaugiuosi, kad aš turiu tokią galimybę, žinai, yra moterų, kurios imasi šito verslo neturėdamos galimybės ištestuoti. Taip, o čia svarbu yra. Jo, nuomonė, tai nenoriu sakyti, kad mano klientės yra kaip... Įdarbintos. Jo, kaip įdarbintos, bet man labai svarbu, aš, pavyzdžiui, visą laiką klausiu. Ne dėl to, kad, žinai, pagirkit mano produktus, kuriuos aš išsirinkau, žinai. Man tai reikties išvies. Nepatinka, sakyk, kad nepatinka. Ir aš visą laiką sakau, paimkit, pabandykit. Kai kuriuom duodu, tarkim, žinau, kad turi kažkokią problemą, sakau, imk konkrečiai tą produktą, ištestuo, bet sakau sąžiningai. Taip kaip pagal protokolą. Nežinai, naudojau, man netinka, kiek naudojai, tai per mėnesį vieną kartą, žinai, tai čia, nėra naudos. Tai taip, tai man labai yra svarbu, kad jos parašytų, ar erzina kvapai, ar patinka tekstūra, ar patogu naudoti, ar kartotų, kas nepatiko, man viskas yra svarbu. Juk kai kuri tą, žinai, elektroninę parduotuvę, tai tu ir nori, kad tenais ateitų tie produktai, tie išgryninti. Mano šiaip ir vienas iš šūkių yra, kad gamtos įkvėpta, mokslo paremta ir tikrų klientų išbandyta. Tai čia man toksai, kai buvo vienas iš arkliukų, žinai, kad tai yra tikrai jau pratestuoti produktai. O buvo produktų, kurių atsisakai, kurie nepatiko, tarkim, buvo, ne? Kai tu paimi dėžutę ir nuo pirmo atidarimo tau suplyšta, žinai, nulėkė dangtelis arba išbėga, ten, nežinau, dedi rankinuką ir tau irgi... Bet nedavai šansą pabandyti, pavyzdžiui, tiesiog patį produktą. Bandžiau, bet tai, žinai, aš nesu gamintojas to produkto. Reiškia, aš pakuotės negalėsiu pakeisti. Turinys geras, bet jeigu, man turi būti visumoj, 100%. Ir aš taip sakyčiau, kad mano būsimom e-shop'e tai nėra didelis pasirinkimas kol kas. Šią dieną tai yra 10 prekinių ženklų. Kaip? Daug. Bet čia labai keistas klausimas, galėtum sakyti, su kuo lyginsi. Jeigu su didžiaisiais žaidėjais, ne? Tai tada galvosi, kad tu esi toks mažas, kad, ta prasme, ką tu iš viso čia veiki. Ir tokių komentarų esu gavusi, žinai. Visi tikisi. Čia gal toksai irgi žingsnis šuolis į kitą, žinai, temą. Bet... Dabar kurioje vietoje esi su elektroninė parduotuvė, kiek dar klientai lauks? Turėtų startas būti rugsėjo 15, bet aš žinau, kad nebus. Tik žinai, kaip būna. Taip. Tu duodi deadline, o deadline'as prasitempia dar. Bet labai norėčiau iki didžiųjų švenčių startuoti. Čia būtų tikrai labai puikia proga, žinai. Ir man, ir klientam. Tai Marija, gan toli jau esi nuėjus studiją, elektroninę parduotuvę. O kažkada buvo etapas, kada nieko nebenorėjai viską palikti, uždaryti ir tiesiog išeiti. Periodiškai. Kas mėnesį. Tai tikrai, ypatingai, kai jauti, kad artėjasi perdegimo, tai, aš, pavyzdžiui, galiu drąsiai pasakyti, aš esu tikrai pagalvojus, kad kam aš iš vis pradėjau tą shopą. Nes tu dirbi, čia gal taip, aš nenoriu išskirti savęs, kad aš esu vienintelė sunkiai dirbanti. Nes, mūsų srityje yra tikrai labai daug dirbančių sunkiai ir daug savo jėgų ir laiko įdedančių. Tu tokių daug skirtingų dalykų darai. Nagus darai, tada parduotuvės reikalai, tada studijos reikalai, tada Instagramas, postai, filmavimai, podcastas. Dabar ypatingai šiais metais, tai aš pasakyčiau, kad aš negalėčiau to pavadinti darbu, tai yra arimas. Aš visiškai, nežinau, tu atsikeli, tu atsikeli 6, pusę 7 ryto ir tu eini miegoti pusę 2. Kiek tau lieka miego? Tai čia yra, aš negalėčiau sakyti, kad tai yra gyvenimas, tai yra egzistavimas, bet aš visą laiką savo esu pasakius tokį dalyką, kad geri dalykai lengvai nepasidaro. Ir man atrodo, kad šitas dalykas man padeda judėti į priekį, nes jeigu aš turėčiau iliuziją, kad, žinai, viskas pasidaro taip, žinai, bet aš visą laiką žinojau, kad čia vėl grįžta į mūsų podcast'o temą sėkmės kaina. Aš nelabai tikiu tokia kaip sėkmė, žinai, būna taip tam tikrų išlygų, tu atsiduri tam tikroje vietoje, tarp tam tikrų žmonių, tave taip įtraukia, bet principė tai aš vadovaujuosi, kad sėkmė tai yra 90% darbo. Kiek tu įdėsi, tiek tu turėsi. Tai šitie metai yra labai darbingi. Jau jie, kiek aš atsimenu, jie visą laiką buvo darbingi. Aš visą laiką nusistatau savo ribas ir visą laiką jas perlipu, žinai. Labai daug projektų šiais metais pas tave.
man aš jau net patys manau, kad aš šiek tiek perlipau savo fizinės galimybės. O turi kažkokių būdų, kaip atsipalaiduoti? Kaip pabėgti nuo darbo, kas tave atitraukia nuo visos rutinos? Knygos, man atrodo. Čia yra vienintelis būdas, nes, tu knygos, žinai, tu filmą gali žiūrėti ir tu, pavyzdžiui, žiūri į teliką, ne? Ir tavęs ten nėra. Ir tu sugrįžti, galvo, aš neatsimenu, nei ką žiūrėjau, nei kaip kas. Knygą tu jau pasiėmė, tu negali, tu jeigu jau skaitai, tu pametėjai mintį, tu sugrįši 5 kartą. Tai arba tu čia susikoncentruoja ir tada knyga man vienintelis būdas atsitraukti nuo va šitos realybės. O daugiau, tai nežinau, gamta, bet aš nepasakyčiau, kad aš labai tą propaguoju, žinai, man reikėtų daugiau su kokiu dviračiu pasivaikščioti, aš gyvenu tokią vietą, kur čia... Sportuoti dažniau, tai reiktų. Pradėti vėl iš naujo sportuoti. Pradėti iš naujo. Jo. Tai aš manau, kad labiausiai tai žmogų gelbėja gamta. Bet aš vis dar mokausi šito dalyko. Žinai, aš turiu tokį posakį, kad iš teorijos mes gyvenime visi turim 10. Aš tave galiu pamokyti, kaip gyventi, galiu klientėm protingas frazės pasakyti, ne? Mes tokie protingi. Jo, bet aš pati ant to pačio grėblio vis lipu. Taip, niekad nepasimokau. Iš manęs juokiasi, sako, tai kada jau baigsi 6 dirbti, tu atsimeni, kiek kartų aš jau Instagram'e sakiau, jo. Tai aš išeinu dabar 9:30. Bet su klientėm darbą baigi 6? Ne. Vis dar dirbi po 6? Ne, nes atsirado, supranti, tu darbo nesumažinai, bet projektų tai atsirado daugiau. O penktadieniais kažkaip planavai ten nedirbti? Tai dar rugsėjais netėjo. Ai, čia nuo rugsėjo. Bet supranti, kaip yra darbas, ne su klientėm. Aš klienčių neišmetu. Vadinasi, aš jas kažkur dedu. Jeigu atsiranda podcastas, aš jas dedu į vakarą. Jeigu atsiranda kažkokia fotosesija dėl e-shopo, aš jau neatšaukiu, nesakau, kad susiraskit kažkur. Aš sakau, gal jums tinka tokios ir tokios opcijos į vakarą, po darbo. Tai taip ir gaunasi, kad darbų nesumažini, jų krauni ir vienintelė kokią sąskaitą, tai miego sąskaitą. O nėra, kad jos klientės kažkaip nepatenkintos būna, kad perkeltų stovį reikia? Dar niekas taip nesakė. Gal visos bendrai susijėmusio, žinai, bendro projekto, to bendro tikslo siekia. Aš visą laiką stengiuosi bent kokias 3 opcijas pasiūlyti ir tokias, kokios būtų patogesnės klientui. Aš lygiai taip pat. Jeigu reikia, aš galiu, sakyti, tarkim, jeigu reikia dienos metu, tai aš tada galiu pasistengti, paprašyti kitos klientės ar dar kitos klientės, gal galiu susikeisti. Žinai, yra tokios klientės, kurios, tarkim, yra, jos gal dirba jos yra lankščios. Bet tai nereiškia, kad aš, kaip čia pasakyti, naudojusi jų gerumu. Tiesiog žinau, kurios... Bet čia ne kasdien reikia. Taip. Tai viskas yra tokiam labai, žinai, miksavime. Visko, iš tikrųjų, truputį per daug gal visko. Bet mano toksai tikslas, žinai, jeigu jau pradėjai, tai turi pabaigti. Nes po to gailėsis. Aš galiu dabar visko mesti, galiu tą e-shopą mesti, galiu, nors yra taip gyvenime buvę, žinok. Esu jau pasiekus tokį, aš manau, kad tai buvo perdegimo momentas, kai aš mėnesį išėjau atostogų. Čia nagus darydama, dirbdama? Aš tiesiog... Ką veikiai? Dirbai namie? Ne, žinok. Žinai ką, negaliu pasakyti, pirmą savaitę, pavyzdžiui, man visą laiką labai sunku išeiti iš darbo. Taip, lieki vieną koją darbe vis tiek. Aš visą laiką atrodo, kad, žinai, jeigu tu dabar nebūsi darbe, tai, toks keistas nerimo jausmas, kad tu kažką praleisi, ne? Aš visada sakau, kad iš pamokų pabėgęs. Jo. Tai aš dabar žinau, kad reikia pasiimti 3 savaitės atostogų, jeigu leidžia galimybės. Pirmą savaitę tu išeidinėjai, nes tu išeini kojom, bet galvą tu išeini po savaitės. Antrą savaitę tu jau po truputį važiuoji į atostogas. Ir 3 savaitę tu jau pradedi pasiilgti. Tai net, man atrodo, psichologiškai yra padarytas tyrimas, kad žmogus tik po 1,5–2 savaičių atsipalaiduoja nuo darbo. Tai realiai logiška. Čia aš girdėjau netgi tokio psichologo paaiškinimą, kad jeigu tu išeidamas atostogų neišeini iš darbo galvą, tai net neverta eiti atostogų. Tai aš, pavyzdžiui, dabar galiu pasakyti, išėjau Liepos mėnesį atostogų, bet aš nusivežiau kompą. Ir aš realiai 50/50 ir jeigu man sako, žinai, grįžau į darbą ir klientė sako, tai kaip pailsėjai, nes jom natūraliai atrodo 3 savaitės, taigi čia, žinai, bim bam atostogos, labai ilgos. Aš visiškai nepailsėjau. Bet pasidaryk darbų gal kažkokių daugiau.
kurį Ir aš, reiktų pažiūrėjau, laiko. įsivaizduoju, kaip dirbant, tarkim, po 10-12 valandų su klientais, aš dar įsivaizdavau, kad aš fiziškai galėsiu atlikti e-shopo darbus, kur, tarkim, labai daug rašto darbų. O jie tu apie e-shopo kūrimą, tai tu pati žinai, čia būtų galima atskirą podcastą daryti, koks yra sudėtingas dalykas. Aš tai žinai, ko norėjau, ašgi noriu fainų kremukų su gražiu e-shopu. Aš visiškai neįsivaizdavau. Ir kai man pasakė, kad aš turėsiu labai daug namų darbų padaryti prieš jau tuos techninius žingsnius, tai aš net gal truputį ir įsižeidžiau, nes aš galvoju, taigi aš moku pinigus, aš galvoju, kad visi už mane viską padarys. Kažką, ne? Tai aš po to mintyse atsiprašiau savo Justinos, kuri viską čia kuruoja, nes aš visai kitaip įsivaizdavau darbus. Čia ilgas darbas. Sunkus, tikrai. O kokia šiaip esi be darbo? Kokiais 3 žodžiais save apibūdintum, bet ne apie darbą? Vat namuose. Namuose su draugais. Mėgstu, gal ir keistai atrodo, bet mėgstu nesąmonės, mėgstu labai pasijuokti, nesąmonį pridaryti. Aš... Kokių? Bet pavyzdžiui. Nežinau, aš galiu, pavyzdžiui, imti ir ten 11 vakaro sakyti vyru einam pašokti, žinai. Arba, nežinau. Tikrai aš vaikiškų dalykų galiu pridaryti. Manyje yra tikrai labai didelis diapazonas. Aš galiu būti, žinai, sena siela ir galiu būti visiškai vaikas. Man... Šokinėti tarp metų. Bet aš galvoju, kad gal aš turiu... Čia šiaip turbūt labai gera savybė yra šita. Aš moku prisitaikyti, žinai, kaip. Na, aišku, iš to prisitaikymo irgi yra tam tikrų niuansų, kur tu aukoji save. Nes, pavyzdžiui, būdama su žmogumi, man atrodo, kad aš moku prisitaikyti, kas jam yra komfortas, žinai, sukurti komforto zoną. Tai ar tas vaikas bus, žinai, 5-metis, ar tas vaikas bus 60-metis, žinai, aš vis tiek pasistengsiu, kad jam būtų malonu. Patogu. Tai mėgsti daryti nesąmonės. Jo. Kas dar? Ir vėl aš grįšiu prie knygų. Nežinau, man knygos yra mano... Vizitinė kortelė. Mano Jonas, mano vyras, juokiasi iš manęs dėl tokio vieno dalyko, kas susijęs su knygom. Aš kai nusipirku naują knygą, aš ją paglostau ir man toksai atrodo, žinai, ir aš labai, pavyzdžiui, pykstu, kai kas nors negrąžina knygas. Arba grąžina netokios būsenos, kokias aš atidaviau. Man knyga yra šventas reikalas. Žinai, kaip kitiems sako, va duona, žinai, numetei duoną, papučiuok. Tai man knyga, aš netrašausi, kam aš paskolinau. Mano mama turi labai gerą savybę, jinai palieka savo parašą, žinai, knygoje. Kad jeigu tu rasi namuose, tai žinosi, kad ten Reginos knyga, žinai. Tai va, tai knygos, pajuokavimas. O šiaip dabar prie knygų vėl grįžtant. Nuo mažens skaitai, ar gimė šitas beaugant? Ne, tikrai ne nuo mažens. Ir aš net neatsimenu, kuri tai buvo knyga. Bet dabar apie mažumės skaitimą. Aš labai daug laiko praleisdavau kaime, o kaime knygų, nebuvo ten kažkokių stebuklingų, bet buvo palėpė su senom knygom. Ir aš kai dabar atsimenu, ant tiek nebuvo ką skaityti, kad aš iš tos palėpės atsinešiau kažkokią Nibelungų giesmę. Ir realiai aš skaičiau tą giesmę. Nežinau, ne apie ką, ten senovinė knyga visiškai buvo. Tarybinės moterų žurnalai būdavo. Tai nežinau, bet žinai, kas yra knyga, man knyga, tu niekada nesi vienišas su knyga. Man knyga yra labai draugas didelis. O kokios 3 knygos būtų, kurios daugiausiai tau davė? Atsimeni, kaip prieš podcastą mes kalbėjom, kad yra savybė neatsiminti nieko. Aš neatsimenu grupių, aš neatsimenu knygų pavadinimų, neatsimenu filmų. Čia pas mane tas pats. Pažiūriu filmą, už 10 minučių neprisimenu pavadinimo. Gerai. Aš manau, kad viena iš tų knygų būtų Žmogus ieško prasmės. Tada būtų Ribos. Ribos tikrai stipri knyga. Ir jeigu aš neklystu, tai yra Kūno maištas. Bet autorių aš nepasakysiu. Gal mes po to kažkaip įdėsim, žinai, tas knygas. Bet tų knygų tiek yra daug ir jos taip į gyvenimą ateina, skirtingos. Etapais. Taip. Ir žinai, pavyzdžiui, būna toks momentas, man buvo toks etapas, kai skaičiau vien tai detektyvus. Trileriai, detektyvai, žinai. Ir po to galvoju, ką aš čia skaitau, žinai.
Man būna toks momentas, aš nieko negaunu iš tų knygų. Tada pereini į kažkokias psichologinės. Tada tos psichologinės dar eina dar į skirtingus. Pavyzdžiui, dabar man įdomu skaityti sėkmės istorijas, kas susijęs su verslu. Mane įkvėpia, žinai. Taip, patarimų. Bet šiaip tai aš galėčiau skaityti apie nuo iki, žinai. Aš šiaip nesu tikinti žmogus, bet aš atsimenu, viena klientė man padovanojo šventą raštą. Ir aš sakiau, kad man įdomu būtų ją paskaityti ne kaip, žinai, tikinčiųjų knygą, bet tiesiog kaip istorija. Tai nežinau, ar yra tokia knyga, žinau, kurios aš nepaskaityčiau. Aš meilės romaną galėčiau paskaityti, jeigu man būtų toksai, žinai, va tokia akimirka. Nes tu norėtum va čia imti ir atsipalaiduoti, apie nieką negalvoti. Man irgi romanas tai atitraukia. Nieko negalvoji, nieko ten nesigilini. Įsigilini į tą situaciją, kas ten bus toliau, su kuo ten susituoks. Bet aš po meilės romano galiu pasimti Jungo knygą ir skaityti. Tai nežinau, žinok, ar yra tokia knyga, kuri, žinai, čia kaip su mokymais. Aš atsimenu kažkokiuose mokymuose manikiūro, aš girdėjau tokią frazę, kad nesvarbu, kokie mokymai būtų, tu vis tiek įsineši nors vieną sakinį. Ane, tu, pavyzdžiui, gali sėdėti mokymuose ir sakyti, viską žinau, bet čia gal ir yra atsakymas, kad tu eini teisingų kelių, tavo technika teisinga, tu viską darai gerai. Tai ir su knygom, žinai, tu iš tos, tuščio buko meilės romano tikrai gali įsinešti kokią vieną eilutę. Gerai, tai 2 dalykus įvardinai, apie knygas pakalbėjom, tai koks 3 būtų dalykas, kokia esi? Kaip gerai būtų, kad kas nors pasakytų, žinai, apie tave. Apie mane pasakytų. Gal tu, pavyzdžiui, gali pasakyti, kaip tu mane įsivaizduoji. Man, pavyzdžiui, labai sudėtinga apie save šnekėti. Tas pirmas tai labai geras, kad moki prisitaikyti prie skirtingų žmonių ir skirtingų amžiaus grupių. Žinai, kas būtų apie mane, bet aš norėčiau, čia sakykime, toksai ateities, kaip aš matyčiau save. Labai norėčiau gyvenimą, taip susidėlioti gyvenimą, kad uždirbčiau pinigus taip, kad nereikėtų man tiek daug dirbti fiziškai. Ir dalį savo laiko galėčiau paskirti savanorystėje. O kur norėtum savanoriauti? Daug sričių, bet aš nežinau kodėl, irgi dar nesu savo galutinai atsakius. Aš tikrai labai norėčiau į benamių kažkokią organizaciją. Ir labai norėčiau pabūti ta žmogus. Žinai, visi benamiai mums atrodo tokie užribyje. Dideliai daliai žmonių jie yra tokie atstumtieji. Man ir mano mamai ne. Bet čia dideliai daliai, žinai, kiek yra žmonių, kurie praeina pro bomžiuką kokį ir, žinai, be kritikos duoda jam eurą, kavos, bandelę, kiek yra tokių žmonių. Mes jų nematom, nes jie yra užribyje, žinai. O man kažkaip norėtųsi pabūti už juos žemesniam lygmenyje, atnešti tos karštos ribos ir paklausyti jo istoriją, žinai. Taip. Nes mes kažkodėl linkę dauguma kritikuoti žmonės nepabuvę tų žmogaus tose batose. Ir tikrai yra tokių istorijų, kai ten yra profesoriai buvę. Taip. Ten geri verslininkai, kurie, žinai, turėjo tikrai. Taip. Ir tiesiog kažkas gyvenime jiems, ne ta korta, žinai, iškrito. Tai jeigu pamatai gatvėje benamį, paremi jį? Negaliu, žinai, sakyti, kad visada, bet tikrai labai stengiuosi. Pagal situaciją. Man, bet žinau, aš nežinau, kam yra geriau, jam ar man. Aš visą laiką tokia, jeigu turiu progą tam žmogui kažką tai, žinai, duoti. Yra, pavyzdžiui, buvo toksai atvejis, kai stovėjo benamis ir, žinai, ėjau kavos į degalinę ir man tokia pirma mintis, galvoju, aš noriu jam, žinai, nunešti. Ir aš padariau tos karštos kavos, aš įdėjau jam pinigėlį ir aš pamačiau, kaip jisai apsiverkė, jisai supranti, ir jisai man padėkojo, žinai, ir palinkėjo sveikatos ir, jie visą laiką kažkaip dėkingi. Ir, žinai, aš aišku irgi visą laiką apsiverkiu ir... Bet ką noriu pasakyti, visą laiką pirma mintis, kad įdėjau per mažai, kad šalia tos kavos nenupirkau bandelės ir kad aš galėjau jau tam žmogui daugiau kažką duoti, žinai. Ir dar kitas dalykas, aš pagalvojau, kad man yra smagu tai, kad aš jam leidau pas jų žmogum, žinai. Nes jis yra žmogus, o kas man sakė, kad aš esu kažkuom aukštesnė, žinai. Kuo aš esu ypatingesnė. Nes man gyvenime korta kažkokia geresnė iškrito, žinai. Tai norėčiau būti
tas žmogus, kuris atneštų to šilto maisto ir galėti atsisėsti ir paklausyti jo istoriją, žinai. Ir labai stengiuosi gyvenime neteisti nieko, labai mokausi. Nu, dar turiu tą, aš pagaunu save, kad kažką tai kritikuoju, kad manau, kad, žinai, aš už kažką žinau kažką geriau ir taip toliau, bet labai sąmoningai stengiuosi save pagauti. Pas mane ir tas yra. Jo, ir savo pasakyti, kodėl aš manau, kad aš už jį žinau geriau. Arba kuo aš esu geresnė, kad galvoju, kad mano ten vienokie ar kitokie sprendimai gyvenime yra geresni, žinai. Tai va, tai 2, kuriuos darau ir 3, kurį labai norėčiau daryti. Labai tikiuosi, kad pavyks šitas gražus projektas. Jo, aš irgi tikiuosi. Gerai, Marija, tai užbaigiant mūsų pokalbį, norėčiau sužinoti, kasgi tau yra ta sėkmė tikroji. Profesinė ar asmeninė? Visumoj. Nu, man sėkmė, žinai, tai aš kaip visą laiką čia gal taip truputėlį į deep, žinai, nueisiu, bet man tai sėkmė. Tai yra mano artimos aplinkos laimė. Čia aš taip skaičiuoju, kad aš galiu būti čia sėkminga, žinai, man čia viskas gali sektis, bet galiu grįžti namo ir gali ten būti tuštuma, galiu neberasti santykio su savo sese ar mama. Tai šita profesinė sėkmė niekada nebus svarbesnė už mano asmeninę sėkmę. Tai sėkmė man gal yra balansas, kurio aš mokausi. Ir nežinau, man atrodo, kad dar ilgai mokysiuos. Visą gyvenimą. Nes aš up and down, žinai, up and down. Truputį kažkur tai susilygiuoju ir vėl šokiu. Ir dažniausiai šoku aš į darbo pusę. Bet čia irgi gal tokie gilesni dalykai nueina, kodėl atrodo į tą darbą. Vis kažkokio, žinai, savo vertės ieškojimas. Vis atrodo nepakankama, vis dar reikia kažką tai įrodyti, žinai, bet aš galvoju, kad mano problema, kad gal ne tai, kad aš ne pasaulį bandau įrodyti, o aš savo įrodyti bandau, žinai. Savo, manau, svarbiausia yra įrodyti prieš save. Tai tas truputėlį kenkia asmeniniams santykiams, per mažai laiko skiri, žinai, namams, ir ūkiui, ir žmogui šalia esančiam. Kažkas turi nukentėti. Tai va. Tai jo, man gal yra sėkmė, žinai, sugebėjimas atrasti gyvenime balansą, kad ir tam, net ir poilsiui. Aš jam labai mažai tam skiriu ir sveikatai labai mažai. Aš einu tikrinti sveikatą, kai jau reikėjo vakar nueiti. Tai va tas toksai meilė savo, rūpesčio savo irgi yra sėkmė. Nu tai va, gal aš taip, žinai, ir apibendrinčiau, kad man sėkmė, kad sugebėti rasti proporcijas darbui ir savo asmeniniam gyvenimui. Tai ačiū labai, buvo labai smagu sužinoti tam tikrų klausimų. Tiesiog.